galvojant apie Juozapą, išsikėliau tokius klausimus. Ką aš galiu apie Dievą sužinoti iš Juozapo gyvenimą? Ne apie patį Juozapą, o apie Dievą ir jo bruožus. Ir kokios Juozapo charakterio savybės yra pagal Dievo širdį? Ir kaip atrodo žmogus, kurio kelias yra palaimintas? Kaip Dievo palaiminimas visur kelyje, kaip tai atsispindi? Kaip tai turi matytis? Juozapo pradžia. Juozapo pradžią mes jau žinom, praeitą kartą kalbėjom, kad jisai gimė kaip pirmas ir ilgai lauktas sūnus Jokūbo ir Rachelės. Nebepriminsiu, nes jūs prisimenat, kad Rachelė niekaip negalėjo susilaukti vaikų ir jis susilaukė vaikų tik paskui, po to, kai Lėja, jos vyresnioji sesuo, susilaukė daug sūnų. Ir Rachelės čia buvo pirmas vaikas, tikras jos asmeninis. Ir taip parašyta, kad Dievas atsiminė Rachelę, išklausė ją ir padarė vaisingą. Ji pagimdė sūnų ir tarė, Dievas pašalino mano gėdą. Ji pavadino jį Juozapu, sakydama, viešpats duos man dar kitą sūnų. Vardas Juozapas reiškia Dievas padaugina. Galima daryti išvadą iš pačios pradžios, kad Juozapas turėjo, reikia numanyti, kad jisai turėjo būti mylimas ir laukiamas sūnus. Jo tikrai ilgai laukė, ne vienus metus. Čia svarbi detalė. Tada pradžios 37 skyriuje jis prasideda taip, kad Jokūbas apsigyveno Kanano šalyje, kur jo tėvas buvo ateivis. Ir aš čia sustojau, bežiūrėdama, nes man visą laiką kildavo klausimas, kodėl būtent Kanano šalis. Aš nežinau, ar jums tada teko toks klausimas, ar kilo, kodėl būtent šita šalis ir kodėl neimti iš kananiečių giminės, kame reikalas. Ir aš visai pamiršau, kad man atrodo, kaip ir yra, mes apie tai nekalbėjom, nes aš visai nesenai su vaikais skaitydama vėl iš naujo, prieš kelias savaitės, su vaikais mes atsiliekam porą skyrių nuo šitų studijų, tai aš realiai dar galiu viską perkramti iš naujo. Mes skaitėm Nojaus istoriją ir kaip aš nebuvau pastebėjusi anksčiau. Labai įdomu, 9 pradžios skyriuje yra tokia keistas nutikimas, kurio prasmės aš šiaip iki galo nežinau, dėl to neketinu nieko interpretuoti. Patys galite paklausti šventosios dvasios, bet esmė yra tokia, kad Nojus, kai jau po tvano, pradėjo dirbti žemę, parašyta 20 eilutėje 9 skyriaus. Nojus pradėjo dirbti žemę ir įsiveisė vynuogyną. Išgėręs vyno pasigėrė ir gulėjo apsinuoginęs savo palapinėje. Chamas, Kanano tėvas, pamatęs savo tėvo nuogumą, pasakė broliams, kurie buvo lauke. Semas ir Jefetas paėmė apsiaustą ir abu užsimetę ant pečių priėjo atbuli ir apdengė savo tėvo nuogumą. Jų veidai buvo nukreipti į priešingą pusę ir jie nematė savo tėvo nuogumo. Nojus išsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jam padarė jaunesnysis sūnus, tarė, tebūna prakeiktas Kananas. Vergų vergas tebūna jis savo broliams. Palaimintas viešpats Semo dievas, o Kananas bus jo vergas. Tai išplečia Dievas Jefetą ir tegul jis gyvena Semo palapinėse, o Kananas bus jo vergas. Parašyta yra, kad šitie 3 Nojaus sūnus, Semas, Chamas ir Jefetas, iš jų atsirado visi žemės gyventojai, įskaitant mus. Vadinasi, kananiečiai esantis tame krašte, jie nebuvo iš dar kažkokio tai dar kitos giminės, iš kažkur iš dangaus nukritę. Čia tie patys Kanano palikuonys. Tai ta visa žemė, Kanano žemė, ji jau ir buvo jau nuo Nojaus dienos, kai jisai ją prakeikė, ji buvo pasmerkta būti, perimta kitos tautos. Kadangi Dievas yra tvarkos Dievas, jisai nežaidžia žaidimų. Jis neapsigalvoja ir nepadaro, čia išsprūdo nieko, mes viską čia sutvarkysim. Jis taip nedaro, jeigu pastebėjot. Viskas labai tikslu Dievo istorijoje yra. Kananas buvo prakeiktas ir paskui dabar jau mes matom, kad jo šalinasi, neleidžia imti į žmonas iš kananiečių moterų. Biblijos enciklopedijoje yra parašyta taip, kad kananiečiai buvo tie, kurie gyveno nuo Jordano upės iki jūros. Kaip įdomu. Dabar nuo Jordano upės iki jūros
teisėtai gyvena Izraelis, izraelitai, hebrajai. O vyksta masinės demonstracijos visame pasaulyje, kurių šūkis yra išlaisvinti Palestiną, tai yra senieji Filistinai, ir jų šūkis yra nuo Jordano iki jūros, from the river to the sea. Tai reiškia, kad jų tikslas yra, kad būtų šita žemė, Kanano žemė, visgi atitektų jau nebe izraelitams, kurie teisėtai nuo Nojaus laikų šita žemė neturi būti kananiečių rankose. O ji turi, pagal Abraomui duotą pažadą, turi būti izraelitų rankose. Tai va, tai dabar, žodžiu, žiūrim, kad Jokūbas apsigyveno Kanano šalyje, kurio tėvas buvo ateivis. Tokia buvo Jokūbo istorija ir toliau jau ateinam prie Juozapo. Juozapas, būdamas 17 metų, ganė su savo broliais avis. Vaikinas gyvena su savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnumis. Juozapas praneždavo tėvui, ką piktą kalbėdama. Tai žodžiu, šita gal savybė ne ta gražiausia, skundikas, jo? Tai tiesiog eina ir viską kalba, ką išgirsta. Trečioje eilutėje parašyta, kad Izraelis, tai Jokūbas, jo kitas vardas, Jokūbas mylėjo Juozapą labiau už kitus savo sūnus, nes jis gimė jam sulaukus žilos senatvės. Viskas ok, čia suprantama, nes iš tikrųjų, jeigu jis Rachelę mylėjo labiau už visas kitas savo 4 žmonas ar 2 supulovės, 2 žmonas, Rachelę jis mylėjo labiausiai, Rachelei niekaip nepavyko susilaukti vaikų ir štai čia Juozapas. Tai kaip ir turėtų būti, natūralu, jisai būtų mylimiausias, beveik jauniausias, prieš paskutinis ir mylimiausias. Bet čia nėra Dievo braižas. Ir šitas bruožas Jokūbo, jis yra toksiškas. Jisai sukuria toksišką aplinką toje šeimoje. Dievo šališkumas, tiksliau ne šališkumas, objektyvumas, yra viena iš man atrodo, viena iš tokių saugiausių arba gražiausių Dievo savybių, kur tu tikrai jautiesi visiškai saugus tame. Tarkim, viena iš tų savybių yra ištikimybė, bet taip pat ir objektyvumas, kad Dievas nėra šališkas. Čia labai svarbu, nes tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų, jisai turi tokią pačią galimybę. Aš visą laiką sakau, kad jis turi tokį patį startą. Mes visi absoliučiai galim potencialiai lygiai tiek pat, kiek gali bet kuris pats didžiausias Dievo tarnas. Todėl, kad Dievas jisai nesako, šitą aš labiau pasirinkau, o šitą mažiau pasirinkau. Pagal Dievo standartą mes visi turim tas pačias galimybės, tiesiog ar tikėjimo turim tą patį, klausimas. Ir ar mes atsidavę tiek pat, kaip tarkim tie tarnai, į kuriuos mes žiūrim kaip į tikėjimo herojus. Aš turiu kelias vietas, kur aš iš tikrųjų galiu įrodyti puikiai, kad taip ir yra. Tai Romiečiams 2:11 parašyta, juk Dievas nėra šališkas. Taip tiesiog ir yra parašyta. Kontekstas ten yra toksai, kad jeigu žmogus daro, jis sako, sielvartas ir suspaudimas, sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui greiko, tai reiškia, jis nebus taip, kad žydas daro blogą ir jis išsisuka, o graikas daro blogą ir jis nubaudžiamas. Ne. Jisai sako, kas daro blogą, tas bus nubaustas. Ir toliau sako, šlovė ir pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą. Pirma žydui, paskui graikui. Pakartoto įstatymą 10:17 jisai sako, viešpats jūsų Dievas yra dievų Dievas ir viešpačių viešpats didis, galingas ir baisus Dievas. Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepapirkamas kyšiais. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad jis nėra kaip žmogus, kurį galima nupirkti. Nėra tokios sumos pinigų, nėra nieko, kuom tu gali papirkti Dievo labiau savo naudai. Tarkim, būti labiau palaimintesnis negu kažkas kitas. Arba turėti, aš pasakysiu, tebūnie turėti dvigubą patepimą. Aš netikiu dvigubo patepimo mokymų visiškai. Naujajame testamente turiu omeny. Toliau Apaštalų darbų 10:34, kada Petras susiduria su Kornelijumi, jis sako, iš tiesų dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis.
Vadinasi, mums dabar reikia būti visiškai saugiems. Jisai nesakys, kad kadangi tu iš pagonių, tai aš tada mažiau tau, tu priimtas į šeimą, bet tu žemesnės klasės esi, o kažkas kitas didesnės klasės. Mes visi galime absoliučiai vienodai. Kiek mes įdėsime pastangų į proto atnaujinimą, kiek mes atnaujinsim savo protą, auginsim tikėjimą pagal Dievo žodį, iš Dievo žodžio, mes visi turim tas pačias galimybės. Ir dėl to geras yra dalykas tame, kad jeigu kažką mes žinom, pavyzdžiui, liudijimą, kad Dievas kažką padarė vienam žmogui, galim džiaugtis vien todėl, kad mes žinom, vadinasi, mes galim lygiai to paties tikėtis. Jeigu, tarkim, vienam žmogui, iš tų, kaip aš praeitą kartą pasakojau Džordžo Millerio istorijoje, kaip Dievas atsako į tikinčiojo maldą, pilnu aprūpinimu. Neįtikėtino aprūpinimu. Vadinasi, jeigu vienam broliui Kristuje tas įmanoma, mums taip pat įmanoma. Tik mums reikia turėti tą patį nesviruojantį tikėjimą aprūpinančių Dievu. Ir tada rezultatas jisai visiškai toks pats bus. Nes Dievas neatsižvelgia į asmenis. Ačiū Dievui. Čia labai gera žinia. Grįžtam prie to vargšo Juozapo, kurį taip tėvas myli labiau už kitus brolius. Jį taip myli, kad jis jam padaro margą apdarą. Visur, kur yra, jeigu rašysite Google Juozapas, tai bus visur pavaizduotas su tokiu margaspalviu apdaru. Jo broliai pastebėjo, kad jų tėvas Juozapą myli labiau už visus brolius, neapkentė jo ir nesugyveno su juo. Absoliučiai normalu, manau, visi tai supranta. Čia normali reakcija. Jeigu mes rodysim vienam vaikui palankumo didesnį, tai kiti jo nekęs. Čia taip tikrai normalu. Nuo neapykantos prasideda Juozapo ir brolių santykiai. Ir paskui labai įdomu, kaip tie santykiai išsispręs ir kokį iššūkį turės Juozapas, bet čia ant pačio galo. Bet svarbu pažymėti, kad jų santykiai neprasideda nuo draugystės. Jų santykiai prasideda nuo neapykantos ir pavydo. Juozapas nuo pat pradžių yra paženklintas to, kad jis daug sapnuoja. Ir jo sapnai tokie ryškus. Jisai sako, va čia susapnavo sapną, jo reakcija į jo sapną mus irgi turėtų matyti, tiesiog šypsnį sukelti. Jis ir taip žino, kad brolių yra nekenčiamas, susapnuoja tokią sapną, tai vietoj to, kad truputėlį kukliai patylėtų, jis eina ir jiems dar visiems išaiškina, žiūrėkit, kokią aš sapną sapnavau, aš pasakysiu tą sapną. Jis jiems tarė, pasiklausykite mano sapną. Štai mes rišome pėdus laukuose, o mano pėdas atsistojo ir stovėjo tiesus, o jūsų pėdai sustojo aplink ir nusilenkė prieš mano pėdą. Broliai jam atsakė, bene būsi mūsų karalius, o gal mus valdysi? Ir jie dar labiau jo neapkentė dėl jo sapnų ir jo kalbų. Tai dabar jis ir mylimas labiau už visus kitus, ir jisai turi tą ypatingą apdarą, kurį jam tėvas padaro, ir dar jis sapnus gauna iš Dievo. Ir dar maža to, jis ateina ir taip išdrįsta savo broliams pasakyti, o jūsų pėdas, jeigu ką, visų nusilenkė prieš mano. Tas jaunatviškas toks dar neapipjaustytas susireikšminimas. Jis sapnavo dar kitą sapną ir papasakojo savo broliams. Sapnavau dar vieną sapną, kad Saulė, Mėnulis ir 11 žvaigždžių lenkėsi prieš mane. Kai jis papasakojo tą sapną savo tėvui ir savo broliams, tėvas jį subarė, net Juozapą, Jokūbas netgi subarė Juozapą. Koks čia sapnas, nejaugi aš, tavo motina ir broliai ateisime ir nusilenksime iki žemės prieš tave. Jo broliai pavydėjo jam, bet tėvas įsidėmėjo tuos žodžius. Broliai pavydi Juozapui to, ko jie neturi. Tai to tokio priėmimo ir meilės iš savo paties tėvo. Ir šiaip jie tokiai konkurencingai aplinkoje visi vienas po kito gimė. Jūs atsiminėt, mes kalbėjom apie tuos gimdymo karus. Visa aplinka, kurioje jie esą, yra labai labai konkurencinga. Ir štai atsiranda jauniausias ir mylimiausias žmogus, ir mylimiausias sūnus, ir jisai gauna tokius sapnus. Ir svarbiausiai, ne iš piršto laužyti. Jeigu žiūrint, iš tikrųjų Dievas jam duoda tuos sapnus. Ir atrodytų,
juk jisai jį patį atveda į spąstus. Jisai tai mato ir jo širdį, ir brolių širdis. Jisai žino, kad duodami tokie sapnai, Juozapas netylės, jisai tikrai pasakos ir tai atves iki katastrofos. Dievas tą žino, jis daro tą absoliučiai sąmoningai. Nes jisaigi galėtų tuos sapnus, tarkim, duoti Jokūbui. Jokūbas irgi yra sapnavęs sapnų, bet jis duoda Juozapui. Taigi kartą jo broliai ganė tėvo avis prie Sichemo. Aš pasižiūrėjau, kad nesvarbi čia detalė, bet man smagu tokius dalykus pasižiūrėti, kad jie nutolę nuo namų yra per 72 kilometrus. Tai pakankamai toli, reikia ilgai eiti. Ir vadinasi, kad ten, kur jie ganė ir paskui, kaip mes sužinosim, atsitiko nelaimė, čia nebuvo taip, kad jisai pašauktų, ei, alio, gelbėkit, ir subėgtų jam padėti. Jis iš tikrųjų dabar bus paties tėvo nusiųstas toli nuo namų, kur jau niekas nebegalės jo išgelbėti. Taigi tėvas tarė Juozapui, ar tavo broliai negano prie Sichemą? Eikš, aš tave pasiųsiu pas juos. Ir jisai atsiliepia, aš čia. Jokūbas jam sako, eik pažiūrėk, kaip tavo broliams ten sekasi ir parėjęs pranešk man. Taigi tėvas išsiunčia Juozapą iš Hebrono slėnio į Sichemą. Dabar Juozapas ateina, jo susiranda, jie ten truputėlį pakeitė vietą ir jie iš tolo pamatė jį, tai broliai pamato Juozapą ir slapta susimoko jį nužudyti. Jie sakė vienas kitam, štai ateina sapnuotojas. Dabar užmuškime jį, įmeskime į duobę ir sakykime, plėšrus žvėris jį suėdė, tada pamatysime, kas bus iš jo sapnų. Pavydas yra absoliutus nuodas. Ir jisai ne tai, kad jisai yra ir tiesiog yra. Pavydžiu. Neapykanta ir pavydas, jų tendencija yra augti. Tai reiškia, kad niekada nebus, jeigu tu su jais nesitvarkai, absoliutus faktas, kad jie išaugs į kažką daug daugiau. Su Kaino situacija buvo labai panašiai, jeigu atsimenate. Jo brolis aukojo gerą auką iš viso širdies. Jisai aukojo iš savo gyvulių bandos, o Kainas aukojo tiesiog į žemės vaisių. Ir Dievas pasižiūrėjo į Abelio auką, į Kaino auką nepasižiūrėjo. Ir jis pyksta ant Abelio, už pavydi to dėmesio, tarkim tai pavadint, ir pyksta ant Abelio, kodėl čia jam taip yra. O Dievas tada jam atsako labai įdomų dalyką, kuris universalus yra kiekvienam žmogui. Jisai sako, kai Kainas degė neapykantą, čia pradžios 4 skyrius, tai Dievas sako, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukė tave, tačiau tu turi jai viešpatauti. Ir tai yra taip dažnai, kas susijęs su neapykanta ir pavydu. Tas jausmas netgi yra, kad tas pavydas ir neapykanta laipsniškai vis didėja ir yra momentas, kai tai perlūžta ir tu jau nebegali viešpatauti jai. Jau tai tave užvaldo. Ir tada tas gali baigtis ir žmogžudystė, ir nešvariais reikalais, gali vagystė, gali nesąžiningumu kažkokiu baigtis. Ir įdomu, jeigu pastebėjote, Jėzus, Senajame testamente mes turime įsakymą nežudyk, bet Jėzus tą kartelę pakelia daug aukščiau. Jisai ne tik sako nežudyk. Mato Evangelijoje 5 skyriuje jisai sako, jūs žinot, kad sakė nežudyti, bet dabar sako, jeigu tu bereikalo pyksti ant brolio, arba pavadini jį pusgalviu, arba mes ten kokiu kitų žodžių sakom, jau tada tu esi vertas teismo ir eiti pragaro ugnį. Tai kitaip sakant, čia yra labai rimtas dalykas, į kurį negalima pražiopsoti. Jis netgi sako, jeigu tu eini aukoti kažką ir tu žinai, kad tavo brolis turi kažką prieš tave, eik susitaikyk su savo broliu. Jeigu jūs taip skaitysite, čia jau yra 21 eilutės skyriaus. Ir visos iki 21 eilutės, jeigu skaitant įdėmiai, matosi, kaip ta neapykanta auga. Ji tiesiog bręsta, bet grinai kaip koksai, furunkulas. Tai didėja ir bręsta ir tu tiesiog nujauti, kad į kažką tai turi išvirsti. Tai per daug nesutvarkoma yra. Ir kas įdomiausia, atkreipėte dėmesį, Jokūbas nieko savo kitiems sūnums nesakė, jisai netvarkė, jisai labiau naudojosi Juozapu kaip šnipinėtoju, jisai neina ir jų nemoko.
jų netvarko, jų charakterį. Toliau kas vyksta, Rubenas, tai vyriausias sūnus, 21 eilutė, išgirdęs, išgelbėjo jį iš jų rankų, sakydamas, nežudykime jo, nepraliekime kraujo. Įmeskime jį į šitą dykumoje esančią duobę, bet nesusitepkime savo rankų. Jis taip kalbėjo, norėdamas jį išgelbėti iš jų rankų ir sugrąžinti tėvui. Juozapui, atėjus pas brolius, jie nutraukė nuo jo margąjį apdarą, kuriuo jis vilkėjo, ir sugriebė jį įmetė į duobę, kurioje nebuvo vandens. Čia irgi įdomu, aš pastebėjau tokį dėsningumą. Kodėl nutraukė jo apdarą? Čia jokio simbolizmo nėra, čia tiesiog realus toks pavydas, kuris jau su kartėliu yra. Jį myli. Va šitas apdaras yra ženklas, kad tėvas myli jį labiau, mes paimsim tą apdarą iš jo, tegul jisai čia nesididžiuoja. Deja, sapnų jo paimti negali, nes sapnus tai ne tėvas davė, o Dievas. Bet apdarą paimti jo gali, paima tą apdarą. Ir aš pagalvoju, mano vaikai tą patį daro. Jeigu jie supyksta vienas ant kito, ką jie pirmiausia? Apsižodžiuoja, o kai jau mato, kad nebelabai gali su žodžiais kažką padaryti, jie eina tiesiai prie pačių brangiausius vienas kito daiktų. Ar prie Lego, ar prie kareivėlių, tada užgrobė tuos daiktus ir šantažuoja. Jeigu tu nedarysi to ir to, aš sugadinsiu tavo šitą ir šitą. Taigi, jie susėda valgyti ir staiga jie pamato izmaelitų karavaną, ateinantį iš Gileado. Ir jų kupranugarius nešančius kvepalų, balzamo ir miros. Jie traukė į Egiptą. Aš atkreipiau dėmesį, kad tai Izmaelio yra tautos karavanas. Nežinau, tai visiškai galbūt atsitiktinumas, o gal ir ne, kad būtent tie, kas yra Izaoko konkurento, taip sakant, Išmaelio palikuonys, dabar veda Izaoko palikuonį į Egiptą, kur ten atsidurs visi Izaoko palikuonys ir prabus vergystė 400 metų. Taigi Judas tarė savo broliams, ką laimėsime užmušę savo brolį ir nuslėpę jo kraują. Parduokime jį izmaelitams ir nesutepkime savo rankų, juk jis mūsų brolis, mūsų kūnas. Ir broliai jo paklausė. Taigi jį pardavė, o Rubenas sugrįžęs prie duobės ir pamatęs, kad Juozapo nebėra, perplėšė savo rūbus ir sugrįžęs pas brolius tarė, vaiko nebėra. Dabar jie paėmė tą Juozapo apdarą, papjovė ožį ir tą apdarą pamirkė jo kraujyje. Čia irgi siūlyčiau per daug simbolizmo, bent jau šiuo atveju neieškoti, tiesiog faktas yra tas, kad nunešė tą apdarą pas tėvą, sako, va tavo sūnus sudraskytas laukinių žvėrių. Ir kas yra liūdniausia, kad jie savo taip ir nepasiekė. Jie norėjo atkeršyti Juozapui, tiesiog vat, iš to neapykantos ir pavydo sunaikinti jį ir pašalinti jį, tiesiog, kad nematytų to sapnuotojo iš didžiaus pasipūtėlio. Bet Jokūbo skausmas buvo dar didesnis, turėjo būti akibrokštas jiems tiesiai į akis, nes tėvas dabar dar labiau gailėjo, dar labiau traukėsi, jisai negalėjo jo paguosti nei vienas sūnus, nei viena dukra. Tai žodžiu, jie norėdami kaip ir pašalinti tą numylėtinį tėvo, jie padarė dar baisiau. Nes dabar ir sąžinė be abejonės turi graužti. Ir tėvas dar labiau nusigręžęs ir užsidaręs ir, žodžiu, niekas nelaimėta. 38 skyrius yra absoliučiai superinis intarpas apie Judą. Pamenat, aš sakau juokdamasi, todėl, kad man neįtikėtina. Aš perskaičiau ir aš galvoju, Dieve, kas tavo galvoje dedasi, tėve? Judas, per kurį toliau tęsiasi giminė, kuri eis iki Juozapo Marijos vyro, neįtikėtinas personažas. Tai jo istorija tokia yra. Pirmoji eilutė parašyta. Judas pasitraukė nuo savo brolių, tai čia po to, kai jie grįžo, padarė tą šunybę, pasitraukė nuo savo brolių ir apsigyveno pas vieną adulamietį. Jis paėmė iš žmonas kananiečio Šuvos dukterį ir taip iš karto, pala. Dar tavo senelis Izaokas Jokūbui paliepė, neimk žmonų iš kananiečių moterų. Tu turėjai girdėti pasakojimus apie Ezavą, kuris padarė atvirkščiai ir sukėlė tavo senelį ir močiutei didelį galvos skausmą, o tu paėmė moterį iš kananiečių. Gerai.
Ta moteris jam pagimdė 3 sūnus – Erą, Onaną ir Šelą. Judas surado savo vyriausiajam Erui žmoną Tamarą, o tai reiškia palmę, jeigu ką. Bet Eras buvo nedoras viešpaties akise ir viešpats jį numarino. Tada Judas nusprendžia duoti Tamarai savo kitą sūnų, antrą sūnų. Jis nusprendžia duoti savo antrąjį sūnų, sako, va, Tamara nesusilaukė vaikų, tai dabar tegul tu pratęs giminį. Tas atsisako, sako, nedarysiu to. Dievui tas nepatinka, jis ir jį numarina. Tas žodis numarino nelabai man iš viso neįprastas, aš jo daug nepasakyčiau, kad radau Biblijoje, kad Dievas numarina. Būna, kad praryja žemė atsiveria, bet kad Dievas numarina 2 sūnus iš eilės. Tada lieka kitas, ne Šelas, o Šuva, aš neteisingai pasakiau, ne, Šelas, jo. Jisai, tas paskutinis sūnus dar per mažas, dėl to tėvas sako Tamarai, okei, užauk šitas sūnus atiduosiu tau jį už vyrus. Tai Tamara kaip ir lieka našlė, Judas gyvena savo. Vieną kartą Judas ateina į miestą, kuriame gyvena Tamara, ir Tamara sužinojusi, pabrėžiu, kad ateina jos uošvis, ne bet kas, o uošvis, ji nusprendė persirengti paleistuvę. Ir summa summarum, uošvis jos net pažįsta, o ji specialiai sąmoningai tai padaro, kad ji, pagimdo nuo to uošvio 2 vaikus. Tai šitas žmogus, per kurį eina linija, dar ir su paleistuve nusprendė sugulti. Ir paskui taip išeina, kad Tamara paėmusi užstatą iš jo, man atrodo, lazdą ir dar kažką tai, paskui jį išriša. Visgi jinai prisipažįsta, jis yra pastatytas į kampą ir sako, jinai mane pergudravo. Tamara pagimdo 2 berniukus, Farą ir Zarą, ir paskui, kaip mes, kitaip jie pavadinti yra truputėlį Perecas ir Zerachas, bet Mato Evangelijoje rašoma taip, kad Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai, Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, o Farui gimė Esromas ir taip toliau. Aš jokio atsakymo neturiu, aš tik tais atkreipiau dėmesį, kad Tamara, kuri, nesėkminga našlė ir dar taip apgavo savo uošvį tokiu būdu, ji įtraukta į tą moterų liniją, kurios yra paminėtos Jėzaus giminės linijoje. Skaitant apie Juozapo gyvenimą, apie jo charakterį, apie širdį, apie jo augimą, tiesiog peršasi klausimas, kodėl ne pavyzdžiui Juozapas. Dabar mes skaitysime, kokia jo širdis švari prieš Dievą buvo, kaip jis apipjaustomas buvo, bet ji ir buvo švari. Kodėl ne Juozapas? Kodėl pasirinko Judą, kuris ir brolį pardavė, ir sūnus neišauklėtus turėjo, ir moterį iš kananiečių pasirinko, viską darė ne taip. Taigi dabar Juozapas yra Egipte. Ir egiptietis Potifaras, faraono rūmų valdininkas, sargybos viršininkas, jį nuperka iš tų izmaelitų, kurie atsiveda į Egiptą. Ir viešpats buvo su Juozapu ir jam viskas sekės. Jis gyveno savo valdovo egiptiečio namuose. Jo valdovas pastebėjo, tas Potifaras, kuris nupirko, kad viešpats buvo su juo ir kad viską, ką jis darė, viešpats laimino. Šičia aš pagalvojau, kad aš būtinai turiu įtraukti visiškai iš kitos operos, 1 psalmę paskaityti. Atkreipkite dėmesį, sako, kad viešpats jį visur laimino, kur visur, ir šulinys sėdint tenai dykumoj, ir einant pakeliu į Egiptą, ir pakliuvus į vergystę Egipte, jį visur laimino. Tai reiškia jam, taip ir parašyta, viskas sekės. Mūsų akimis žiūrint, ar jam sekės? Nelabai. Bet Dievas interpretuoja, jisai pabrėžė, jam sekės. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Čia kalbama apie žmogų, kuris 3 dalykų nedaro ir 2 dalykus daro. Ja? 3 dalykai, kurių nedaro, tai yra, jis nesielgia, kaip patarė bedieviai.
Jis nestoja į nusidėjėlių kelią ir jis nesėdi su apjuokėjais. Apjuokėjai tie, kurie šaiposi, kurie juokus krečia. Ir ką jis daro? Jis mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis vadinasi neturi laiko nieko kitam mąstyti. Tai va toks yra žmogus. Kas iš to seka? Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių. Ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Šičia svarbu išgirsti. Vienu gyvenimo etapu mes darėm labai daug klaidų. Ne buitinių, bet tiesiog tarnystėje. Tiek daug klaidų. Ir mums Dievas prakalbo per šitą psalmę. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Mūsų pirma reakcija buvo tokia: Dieve, vadinasi, mes esam ne tie, kurie mąsto apie tavo įstatymą ir mes, vadinasi, elgiamės kaip patarė bedieviai ir mes stojame nusidėjėlių kelią. Nu, atrodo, kad tada mes, vadinasi, priklausome prie nusidėjėlių, nes mums, ką mes bedarom, mums pravalas po pravalo. Ir Dievas sako, ne. Ar jūs tikrai elgėtės kaip patarė bedieviai? Nu, sakom, nesielgiam. Tikrai mes daug kartų padarėm sunkius sprendimus, kur mums patarė bedieviai vienaip, o mes padarėm kitaip. Ir mes tikrai nestojam į nusidėjėlio kelią ir nesėdėm su apjuokėjais, bet mūsų kelias, tai pravalas, atrodo vienas po kito. Ir Dievas sako, bet aš juk pasakiau, ką jis bedarytų, jam sekasi. Ir tik tada mums dašilo. Tai, kas mums atrodo dabar pravalas, Dievui tai yra, ką jis bedarytų, jam sekasi. Nes neaišku, kas už kampo laukia. Galbūt šito pravalo reikia šiuo metu, kad už kampo, už kelių minučių, tu užlindęs atsisuktum atgal ir sakytum, ai vakam reikėjo šito suklupimo trumpo, kad tai išeitų man į gerą, kaip parašyta Romiečiams laiške. Viskas mylinčiam Dievą išeina į gerą. Ne truputį, ne kai kas, o viskas, absoliučiai viskas. Tai reiškia, nors dabar jis yra vergystėj, bet faktas, mes matom istorijos pabaigą, nes mes turim, jisai to nematė dar, jisai gyveno ją, tą istoriją. Mes paskui matysim, jam viskas seksis. Ir tai, kas tuo metu, tą akimirką atrodo, vergystė, baisu, Dievas įvardina savo žodžiu. Jam sekasi, aš jį laiminu. Tu čia esi ir aš tave laiminu. Tai vat, žiūrim toliau ir dar pasakysiu, atkreip noriu dėmesio, trečioji, nežinau, čia kelintas skyrius, eilutėj parašyta, jo valdovas, tas Potifaras, jis pastebėjo, reiškia netikintis žmogus, iš šono jisai pamatė, kad viešpats, ir aš dabar galvoju, koks viešpats, Saulės dievas, ji čia egiptietis, čia ne hebrajas, bet jisai staiga supranta, kad viešpats buvo su juo ir kad visą, ką jis darė, viešpats laimino. Ir aš tau užsirašiau tokį, tai yra geriausia evangelizacija. Kai kažkas iš šono, be jokių žodžių, tu nieko neįtikinėjai, va tau reikia kažko, tiesiog žmonės žiūri tavo gyvenimą ir galvoja, aš irgi taip noriu. Jį viešpats laimina, viską, ką jis daro, jam sekasi. Ir ta sėkmė, šiuo atveju, kaip galėjo valdovas pamatuot, kad jam viskas sekasi, jeigu čia jo vergas. Tai kas jam sekasi? Loteriją laimėti, milijonus krauti? Ne, jam tiesiog pats sekasi. Vadinasi, kokį darbą jisai besiema, jam kažkaip sekasi. Tai va toliau, Juozapas rado Potifaro akyse malonę. Jis tarnavo jam ir tas paskyrė jį savo namų prievaizdų. Ir visą pavedė jam tvarkyti, vergui, užsieniečiui. Nuo to laiko, kai jis paskyrė Juozapą prievaizdų savo namuose, viešpats laimino egiptiečio namus dėl Juozapo. Viešpaties palaima buvo ant visko, ką jis turėjo namuose ir laukuose. Jis visą, ką turėjo, pavedė Juozapui, pats nieko nesirūpino, tik maistu, kurį valgė. Jeigu atsimenate, 30 skyriuje labai panašiai buvo kalbama apie Jokūbą, jo tėvą.
Jisai sako, kad Labanas buvo palaimintas, todėl kad Jokūbas buvo pas jį. Ne dėl paties Labano, o dėl to, kad Jokūbas netgi pasakė Labanas, kai jau Jokūbas ketino išvažiuoti, pabėgti, jisai sako, kad aš rasčiau malonę tavo akyse, aš patyriau, kad Viešpats laimino mane dėl tavęs. Tai kokią išvadą mes savo galim pasakyti? Kad Viešpats yra super ekstravagantiškas laimintojas. Kai jisai laimina, mažai nepasirodys. Bus palaiminta mano šeima, mano giminaičiai, visi, kas ateina į mano sodybą, visi, kas būna mano namuose. Jeigu mano bitės duoda medų, tai reiškia, jau tada reiškia, kad visa giminė medaus turės. Jeigu mes čia prisivedė avis ėriukų, reiškia, visi valgys dabar sriubą vienos pas mus. Absoliučiai palaiminimas, bet turi eiti plačiai ir daug. Aišku, jeigu mes mokame nebūti, kaip mes vadiname, pelkėmis, o upės tai yra. Mes tiesiog atidarom rankas ir sakom, okei, Dieve, jeigu tu laimini, tai eina toliau, o ne čia tik užsibaigia. Viskas sekasi puikiai, kaip per sviestą, jei ne moteris. Kaip visą laiką, Juozapas patenka į kalėjimą. O Juozapas patenka į kalėjimą todėl, kad parašyta, kad jisai buvo, įdomus toks intarpas, lyg ne prie ko, bet jisai sako, kad jisai buvo dailaus veido ir Potifaras turėjo žmoną. Ir ta žmona, matyt, jį įsimylėjo. Ar neįsimylėjo, o tiesiog šiaip panoro turėti dar ir antrą vyrą. Bet žodžiu, jį bando jį suvilioti. O Juozapo atsakymas yra fantastiškas. Jisai sako, šiuose namuose nėra didesnio už mane. Ir jis nieko man nedraudžia išskyrus tave, jis tai jo šeimininkas. Sako, nieko nedraudžia išskyrus tave, nes tu esi jo žmona. Kaip tad galėčiau padaryti tokią piktadarystę ir nusidėti prieš Dievą? Ir čia aš galvoju, klausykite dabar įdėmiai. Šitoje vietoje, kur Juozapas yra, dar nėra įstatymo. Suprantat? Įstatymo nėra. Nėra pasakyta, tu neimsi savo artimo žmonos. Taip nėra. Tas atsitiko tik po 400 metų dykumoje, kai Dievas sudarė sandorą su žydų tauta per Mozę. Kas per širdis yra pas Juozapą, kad jis jau dabar gali sakyti, kaip aš Dievui galiu tokią piktadarystę padaryti ir prieš jį nusidėti. Kokios minkštos širdies tai žmogus. Tarp kitko, tai paaiškina, pagaliau man atsakymas atėjo, kodėl Jokūbas galėjo meluoti tėvui ir, pavyzdžiui, jo nepartrenkė Dievas su žaibu. Arba kodėl galėjo tokie vykti dalykai, kaip melavimas, apgaulė, Abraomas 2 kartus meluoja dėl Saros, Izaokas dėl Rebekos. Gali tai daryti, todėl, kad dar nėra įstatymų. O juk kur nėra įstatymo, kas rašoma romiečiams laiške? Ten nėra nuodėmės, teisingai? Tai viskas kol kas eina, atrodytų per asmeninį santykį ir sąžinę. Ir čia sako, kaip aš galėčiau tokią piktadarystę padaryti ir nusidėti prieš Dievą. Ir ta Dievo baimė, kurią Juozapas turi, mes žinome, kad Dievo baimė yra išminties pradžia, fantastinis dalykas. Jam nieko nekainuotų, bet būti tokiam, kuris vien tik savo rūpinasi kailiu, kas ir ką sugultų jisai su kita moterim, jinai vis tiek savo vyrui nepasakytų. Ir niekas apie tai nesužinotų, bet sužinotų, Dievas sužinotų. Ir jam daug svarbiau yra, ką Dievas mato jame ir kaip jis yra prieš Dievą, negu visas kitas, jo statusas, jo galimybė galbūt pabėgti arba dar geriau gyventi. Pasauliški malonumai, pavyzdžiui, jam daug svarbiau yra, ką Dievas apie jį mąsto. Toliau, ta moteris, Potifaro žmona, sako, kad kiekvieną dieną kalbino Juozapą, tačiau jis nesutiko. Jis nesutiko su ja būti. Ir dėl to vieną dieną, kai jinai jau jį bandė prisivilioti savo, jisai išsibadavo iš drabužio savo, kurį buvo apsivilkęs, o ji iš keršto tiesiog pradėjo visiems rėkti, kad atėjo žmogus, bandė mane per prievartą paimti ir liko drabužis pas mane rankose ir parodė tą savo vyrui ir vyras įpykęs jį uždarė į kalėjimą. Visiškai
absoliučiai nieko dėtą žmogų. Iš tikrųjų nekaltas žmogus atsiduria kalėjime. Taigi parašyta taip 20 eilutė: Juozapo valdovas paėmė jį ir atidavė į kalėjimą, kur kalėjo karaliaus kaliniai. Ir 21 eilutė tiesiog nuostabi. Bet viešpats buvo su Juozapu ir parodė jam savo gailestingumą ir davė jam rasti malonę kalėjimo viršininko akyse. Ir taip atrodo, čia pat prieš sekundę, juk jis galėjo būti su Juozapu ir tada, kai ta moteris atakavo, juk galėjo būti su juo ir tada, galėjo tiesiog kažkaip padaryti, kad išvengti, kad jų keliai nesusidurtų tos moters ir Juozapo, bet jis to nedarė. Ir čia atrodo, ir kaip tada Dieve, čia yra, kaip tu čia su juo esi, bet jis atsiduria dar blogesnėje situacijai. Maža to, kad vergystė, tai dabar dar ir kalėjime. Bet sako, Dievas vis tiek jį laimino, visur jis jo gailėjasi, iš kalėjimo neišėmė iš karto, bet jo gailėjasi. Sako, parodė jam savo gailestingumą ir davė jam rasti malonę ir kalėjimo viršininko akyse. Tas kalėjimo viršininkas pavedė Juozapui rūpintis visais kaliniais ir visi darbai buvo jo priežiūroje. Kalėjimo viršininkas nieko nesidomėjo, labai panašiai kaip tas Potifaras. Nieko nesidomėjo, kas buvo Juozapui pavesta, nes viešpats buvo su juo ir visose darbuose jam davė sėkmę. Vėl prisimenam tą psalmę. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Ir nesvarbu, kokiuose aplinkybėse jis bedarytų, jam sekasi. Ir galų gale vis tiek Dievas padarys taip, kad jam viskas išeitų į gerą. Mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Ir faktas, kad Juozapas myli Dievą, ir taip aišku. Sako, kaip aš galiu tokią piktadarystę padaryti ir Dievui nusidėti? Akivaizdu, kad jisai Dievą myli. Ką mums iš to išsinešti? Čia parašyta toksai, sako, kad jam duoda Dievas sėkmę. Čia yra 23 eilutė, tiksli formuluotė. Jam duodavo sėkmę. Jeigu teko būti tokiu metu įtikėjus arba girdėti apie tokį dalyką kaip sėkmės evangelija, ir paskui jinai tapo demonizuotų dalykų, kad čia baisu, klestėjimo evangelija, sėkmės evangelija. Nieko jinai nėra demonizuota. Dovydas prašė Dievo, sako, Dieve, leisk man klestėti. Pats Dievas sako, ką jis bedarytų, jam sekasi, tai ką tu uždrausi Dievui taip laiminti žmogų, kad jam sektųsi, nes čia tipo sėkmės evangelija jau baisu. Čia sako, duodavo sėkmę Juozapui. Sėkmės evangelija, jeigu tai nėra jeigu tai nėra turtų dėjimui į aruodus ir paskui ten statai tik didesnius aruodus ir dar didesnius, kad kuo daugiau turto galėtum prikaupti. Jeigu tai nėra tokiam tikslui, o Dievo karalystės statymui, lai būkite jūs milijonieriais ir milijardieriais, jeigu reikia. Bet svarbiausia būti ne pelkėmis, o upėmis. Kad per jūs tekėtų, o ne jūse užsistovėtų. Mes šito principu irgi naudojame, čia geriausias. Upė, o ne pelkė. Jeigu matau, kad jau užpelkėja, tai tada reikia, truputėlį srovės paduoti. Atsuk pranešą. Davimo geriausia. Aš apie save kalbu, jokiais būdais, tik apie save. Juozapas aiškina sapnus kalėjime. Dabar taip įvyksta toksai įvykis, kad po kurio laiko nusikalsta Egipto karaliui, jo vyno pilstytojas ir duonkepys. Tai faraonas supyksta ir juos abudu pasodina į kalėjimą. Ir sargybos viršininkas paveda Juozapui juos prižiūrėti ir jiems patarnauti. Jie ten sėdėjo ilgesnį laiką. Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir duonkepys tą pačią naktį sapnuoja sapną. Ir kiekvienas sapnas turėjo tam tikrą reikšmę. Ir labai įdomu, jie atsikelia ir jie prislėgti, Juozapas tą pamato. Ir sako, kas jums yra, jie sako, susapnavom sapną, nėra kas jį išaiškins. Ir vėl, fantastinė Juozapo reakcija, vietoj to, kad sakytų, aš išaiškinu, aš viską galiu, nes juk jis kaip ir gali. Bet jisai iš karto pasako, jeigu ką į priekį, kad jau žinotų, argi ne iš Dievo ateina išaiškinimas. Papasakokite juos man. 2 svarbius dalykus jis man bent jau prasikomunikuoja. Juozapas teikia Dievui šlovę visur, kur jis yra.
Antras dalykas. Mums labai svarbu. Šiais laikais irgi yra daug sapnuotojų gerąją to žodžio prasme. To prasme, sapnus mes sapnuojam, mes tą suprantam. Bet vat su aiškinimu sapnų yra šiek tiek problematiška. Imant iš Juozapo pavyzdžio, mes turime nusistatyti savo patį pagrindinį principą. Kas aiškina sapnus? Dievas. Ne mano draugai, ne kažkokios moterėlės, su kuriom aš geriu kavą, ne mano kunigas ir ne mano pastorius. Dievas aiškina sapnus. Kokiu būdu? Per šventąją dvasią ir per Dievo žodį. Tai reiškia, gali būti, kad tam tikri kažkokie atitikmenys, pavyzdžiai, modeliai jau atrandami yra tam tikrose vietose Biblijos. Mes galim žinot, kad medis, tik ką sakėm psalmėje, jis bus kaip medis, pasodintas prie upelio. Jeigu vaizdiniai kažkokie sapnuose bus medžiai, ar prie upelio, ar ne prie upelio, ar sudžiūvęs medis, ar nukirstas, jau galite mąstyti, kad eina kalba apie kažkokius žmonės, žmogų, galbūt tave patį, gal gyvenimą. Bet ką aš noriu pasakyti, kai gaunam sapną, jeigu tai nėra, nesąmoningas, tiesiog kažkokia nesąmonė, būna persivalgai ir sapnuoja nesąmonės, arba galbūt peršalė ir sapnuoja nesąmonės. Bet jeigu tu matai, kad kažkoks sapnas, kurį reikėtų paimti domėn, pirmas dalykas, tiesiog imti ir paklausti šventosios dvasios. Paaiškink man. Su šventąja dvasia kalbėt, klaust ir tada 100% tikrai išaiškinti šventoji dvasia. Šiuo atveju, mes žinom, Senajame testamente šventoji dvasia negyveno pas visus ir ant visų, ji nužengdavo ant tam tikrų žmonių, buvo su tam tikrais žmonėmis, vėliau Faraonas pasako, kad čia Juozape yra Dievo dvasia gyvena. Bet faktas, kad tikrai nei ant duonkepio to, nei ant vyno pilstytojo nėra šventosios dvasios. Todėl Juozapas padeda išaiškinti sapnus. Tuos sapnus galbūt persiskaitysite vėliau patys. Nemanau, kad čia reikia labai gilintis būtent į sapnus. Man šiaip buvo įdomu pastebėti, kad Juozapas ten, kur aš, pavyzdžiui, logiškai, dėl to ir sakau, kaip pavojinga yra aiškinti sapnus be šventosios dvasios. Stebint juos logiškai, aš niekad nepagalvočiau, kad 3 šakelės yra 3 dienos. Arba 3 pintinės yra 3 dienos. Arba, pavyzdžiui, vien peržvelgus tų sapnų turinį nepagalvočiau, kad vienam pasiseks, o kitą jau nugalabis Faraonas. Taip atrodo, žiūrint labiau iš išorės, jau tu turi užsiminėti interpretaciją, kaip eilėraščius interpretuodavom. Nelabai matosi, dėl to be šventosios dvasios išaiškinti sapnų, aš manau, kad tiksliai yra neįmanoma. Kai jisai išaiškina sapnus, tai jisai vynininkui, vyno pilstytojui paaiškina, kad po 3 dienų tave Faraonas parsives atgal į tarnybą, o tam duonos kepėjui paaiškino, kad po 3 dienų tu būsi pakartas ir taip ir įvyksta. Vienas grąžinamas, o kitas nugalabijamas. Bet tam vynininkui, vyno pilstytojui, jisai pasako tokį tekstą, sako, atsimink mane, kai tau bus gerai ir pasigailėk manęs, paminėk mane Faraonui ir padėk man išeiti iš šitų namų. Aš esu pavogtas iš Hebrajų krašto ir čia nesu nusikaltimo padaręs, už kurį mane laikytų kalėjime. Ir čia įdomu, aš nežinau, ar pavyks man perduoti tą vaizdinį, kurį aš įsivaizduoju ir matau. Juozapas, jisaigi žino, kad Dievas jį laimina. Bet jis nėra toksai, ta prasme, vis tiek jo širdis trokšta grįžti atgal, arba bent jau išeiti laisvę. Jam nėra tas pats. Jisai matyt, nors yra visur nuolankus, matot, jis randa malonę viršininko akyse, jam viskas pavesta. Jis patikimas žmogus. Nepatikimam žmogui nepavesi. Jis geros ir minkštos širdies, nesėdint kalėjime ilgesnį laiką už nusikaltimą, kurio tu nepadarai, širdis turi pradėti kietėti, jeigu joje yra kartėlis, tarkim, teismas tai moteriai, pyktis. Mes jau matėm, ką broliai padarė su kokiam užkietėjusiom širdim. Vadinasi, jo širdis turi būti minkšta. Bet tuo pat metu nepalieka ta mintis, aš čia neturėčiau būti. Ir esant progai, jisai tiesiog nuleidžia galvą, sako, nepamiršk manęs. Aišku, vyno pilstytojas jį pamiršta. Ir Juozapas turi išsėdėti tame kalėjime 2 metus.
2 metams praėjus dabar jau faraonas sapnuoja sapną. O jo sapnas yra toks. Sapnuoja faraonas, kad išlipa 7 karvės, gražios ir riebios, ir jos ganėsi lankoje. Po jų išlipo iš upės kitos 7 karvės, bjaurios ir liesos, ir atėjo prie tų karvių upės pakrantėje. Liesosios karvės surijo anas 7 gražiasias ir riebesias karvės. Ir faraonas prabudo. Vėl užmigęs sapnavo antrą sapną. 7 varpos išaugo iš vieno stiebo, pilnos ir gražios, o po jų išdygo 7 tuščios ir rytų vėjo išdžiovintos varpos. Tuščiosios varpos prarijo 7 pilnasias ir gražiasias varpas, ir faraonas prabudo ir suprato, kad tai sapnas. Ta rytą faraonas buvo neramus, jis pasikvietė visus Egipto žinios ir išminčius ir papasakojo jiems savo sapnus, bet nebuvo nė vieno, kas galėtų juos išaiškinti. Šiuo momentu vyno pilstytojo sugrįžta atmintis, jisai viską prisimena, jisai papasakoja apie Juozapą. Tai dabar Juozapas yra pakviečiamas pas faraoną, rašoma netgi tokia detalė, kad jis nusiskuta, pasikeičia drabužius ir ateina pas faraoną. Juozapai, dabar tau yra momentas su savo išmintimi pasižymėti ir gauti savo bilietą į laisvę. Jisgi to nori, 2 metai praėjo, jisai turi progą pasakyti faraonui viską išdėstyti, kaip čia bus. O ką jisai daro? Jisai Dievo atiduoda šlovę. Nuostabu, fantastika. Faraonas tarė Juozapui, sako, sapnavau sapną ir nėra nė vieno, kuris galėtų jį išaiškinti. Bet čia jau atrodo, Juozapas sakytų, aš galiu ir taškas. Bet jisai taip nesako. Jisai sako, faraonas sako, aš girdėjau, kad tu gerai išaiškini sapnus. Juozapas atsako, ne aš, o Dievas duos faraonui palankų aiškinimų. Juozapas išaiškina sapną. Sako taip, faraono sapnai reiškia vieną ir tą patį. Ir stebėkite, kaip jisai, ta prasme, nepaima savaitės pasninko, neatsiskiria nuo visų, kad maždaug eitų, apmąstytų, koks jo yra artimas santykis su Dievu, kaip jis gerai susirišęs su Dievu, kad jisai sako ir jam iš karto eina išmintis, koks tai turėtų, kaip jisai tą santykį mezgė. Čia tik galima pakontempliuoti, įdomu būtų pamatyti, jeigu taip kada nors įdomu būtų Dievo, gal paklausti, kaip tas santykis su Juozapu buvo, kaip jis taip jau dabar žino. Ir Juozapas iškart sako faraonui, faraono sapnai reiškia vieną ir tą patį, Dievas parodė faraonui, ką jis ketina daryti. Ir išaiškino, kad 7 gražios karvos vėl 7 metai ir 7 gražios varpos irgi 7 metai. Sapnas reiškia vieną ir tą patį. 7 plonosios ir bjauriosios karvės vėlgi. 7 tuščios rytų vėjo išdžiovintos varpos yra 7 ateinančio bado metai. Todėl aš sakiau faraonui, kad Dievas parodė jam, ką jis ketina daryti. Ir išaiškina, kad ateina didelio pertekliaus 7 metai visoje Egipto šalyje, o paskui seks 7 bado metai, per kuriuos pasimirš buvusi gausa ir badas sunaikins visą šalį. Ir tada jis dar prideda tokią detalę, sako, 2 kartus pasikartojęs faraono sapnas reiškia, jog tai tikrai yra Dievo nustatyta ir greitai įvyks. Tai galbūt galėtumėm kaip principą ir paimti, 2 kartus pasikartojęs sapnas reiškia, jog tai tikrai Dievo nustatyta ir greitai įvyks. Toliau Juozapas duoda patarimą ir jau žiūrint iš praeities mes žinome, kad jo patarimas atrodys išmintingas net faraonui. Jisai duoda patarimą, žodžiu, pasiruošti badui. Per 7 metus sukaupti derlių sandėliuose ir likusius 7 bado metus iš to derliaus maitintis. Turint omeny, kad jisai iš tėvo namų išėjo būdamas 17 metais, jokių mokslo neišėjęs, tik tiek, kad pradirbęs pakankamą laiką pas tą Potifarą, kuris gavo viską valdyti visus namus, niekaip kitaip nepasakysi, kad tikrai Dievo palaimintas vyras ir išmintis pas jį augo grinai Dievo dėka. Ir Juozapas yra išaukštinamas, nes tas patarimas, kurį davė jisai faraonui, visiems labai patiko. Čia jisai, tiesa dar nepasakiau, 33 eilutėje sako, kad
Juozapas faraonui sako, parink protingą ir sumanų vyrą ir paskirti Egipto šalies valdytojų. Aš tikrai nemanau, kad jis turi omeny mane. Hello, aš protingas. Aš nuoširdžiai manau, kad jis tiesiog turėjo visišką lūkestį. Čia aš manau, aš viliuosi. Turėdama minty, koks jisai prieš tai buvo. Kad nuoširdžiai tikiuosi, kad jisai tiesiog tikrai turėjo omeny, kad jisai nusiskutęs ir gražiais rūbais dabar pat ir vėl grįš atgal į kalėjimą. Kad jisai daro visą, ką geriausia. Jis visur, kur nueina, daro visą, ką geriausia. Galėtų maištauti, bado streiką suruošti ir iš ten kažkaip tai išsikapanot. Bet jisai padaro visą, ką geriausia ir jam ir dėl to patinka faraonui ir netgi jo tarnams. Ir faraonas sako, ar rasime tokį vyrą kaip šis, kuriame būtų Dievo dvasia. Ir faraonas kalbėjo Juozapui, kadangi tau Dievas visą tai apreiškia, nėra nė vieno, kuris būtų toks protingas ir sumanus kaip tu. Amen. Tu būsi mano namų valdytojas ir tavo žodžių klausysis visi žmonės. Tik sostų, aš būsiu aukščiau už tave. Aš tave skirsiu visos Egipto šalies valdytojų. Taigi faraonas numauna nuo savo piršto žiedą, jį užmauna Juozapui, karališkumo ženklas, aprengė jį ploniausios drobės drabužiais, užkabino jam ant kaklo auksinę grandinę ir liepė jį vežti savo antruoju vežimu ir priešakyje jo šaukti klaupkitės. Tuo būdu jis tapo visos Egipto šalies valdytojų. Toliau parašyta, kad tuo metu, kai šitas vyksta, visas veiksmas, Juozapui jau yra 30 metų. Tai reiškia, kad praėjo 13 metų nuo to laiko, kai su broliai jį pardavė į Egipto šalį. 13 metų. Tokius sapnus, kuriuose kalbama apie valdžią, paties jo žodžiais tariant, jeigu 2 kartus jam pasikartojo tas sapnas, vadinasi, tikrai taip ir turėjo būti apie tas pačiai pradžiai, kaip saulė mėnulis nusilenkė, kaip pėdai nusilenkė. Tai reiškia, kad jis iškils valdžia, bet turi praeiti 13 metų, kad į jo rankas patekusi valdžia jo nesugadintų. Dabar jam atitenka maksimali valdžia, apart to, kad tik faraonas už jį sostų yra aukštesnis, bet vykdomoji valdžia visa jo rankose, jisai viską vykdo. Ir ši valdžia jo nebesugadina. Jisai praėjo per tokią mėsmelę, jisai turėjo tiek daug progų būti nusižeminęs, bet paklusnus Dievui. Jis taip apipjaustytas, tikrai tą krikščionišką šnektą šnekant, taip apipjaustytas, taip suminkytas, kad dabar jau patekus į šitas rankas valdžia, jo nebesugadins. Ir mes toliau pamatysim, kad jo širdis išlieka absoliučiai minkšta. Toliau rašo, kad jisai gauna žmoną, faraonas jam duoda žmoną iš kunigų dukterų, vieno kunigo dukterį, jis susilaukė 2, jis jam pagimdo žmoną 2 sūnus, Manasą ir Efraimą. Manasas dėl to, kad sako, Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus, ir Efraimas todėl, kad Dievas padarė mane vaisingą mano vargo šalyje.